sugrįžę į Sinkės laidą. Taigi, žinoma, šiandien mūsų pašnekovė yra labai nuostabi, labai išradinga ir labai įspūdingai atrodanti, bet dėja ji yra gan liūdna, nes ją paliko vyras. Taigi, šiandien su mumis šneka tokios iš mūsų laidos seniau rodytos, tokios moters, kuri turi restoraną, pusseserė Rimgailė. Taigi, Rimgailė, kaip jūs vertinate dabartinę savo padėtį, savo pusseserės restorane? Juk jūs dirbate kepėja. Ne, šlavėja. Šlavėja, įspūdingas darbas. Ar jūs to didžiuojatės? Ar jūs to didžiuojatės? Labai. Labai šaunu, jinai tuo labai didžiuojasi. O ką jūs galėtumėte papasakoti apie savo pusseserės restoraną? Esu girdėjusi, kad ten vyksta daug nešvarių darbelių. Jo, jinai pardavinėja savo banano vyrui narkotikus, girdėjau. Ir jūs neišskundžiate jos policijai, juk jūs niekada puikiai nesutarėt, o priėmė jinai jūs į savo darbą tik todėl, kad paprašė jūsų moterį. Nu, ne, jinai man platina. Tai jūs vartojate narkotikus? Oi, ne? Ne, atsiprašom. Jūs vartojate narkotikus? O dėl to džiaugiatės? Jo, atsipalaiduoju, giliau slaunasi. Įdomus darbas. Na, Sinkės laida eina į pabaigą ir dabar mes užduosime mūsų paskutiniai pašnekoviai labai įspūdingą klausimą. Kiek kartų patyrėte orgazmą? Kada? Apskritai. Bernis su Aliošas. Aš su Aliošu taip variau, tai 3. Taip. Dar buvo toksai Robertas. Bet mes su juo neilgai, tai tik 1. Mano brolis